Būna pasilgstu to senojo valkato sausio, kuris pirmai progai pasitaikius neria į avantiūras, išeina garsiai užtrenkdamas duris ir padegdamas visus įmanomus tiltus. Be jokių autoritetų, filtrų, gėdos, aštrus nepraustaburnis, nepatogiai atviras, bet savas. Su metai šiek tiek sušvelnėjau, išmokau gyventi tarp žmonių, nujaučiu, ko sociumas iš manęs tikisi. Visgi viduje likau tas pats laukinis gyvulys, neprijaukintas žvėris, melancholijoje skęstantis paauglys. Noriu išsirėkt, galvoje patogiai įsikūrusią tamsą išleis pasiganyti. Man nebeužtenka vien dienoraščių formato, todėl pristatau jums naują, kiek kitokį kūrinį. Psichologinį kriminalinį trilerį grįžusius ištrinti. Šią praeivio lūpomis išgirstą istoriją prisodrinau 80% tikrojo savęs. Ten miestai, kuriuose užaugau, barai skersgatviai, landynės, po kurias trainiojausi. Ten personažai sulipdyti žmonių, kuriuos iš tikro sutikau, mylėjau, nekenčiau arba eiliai gerbiau. Pati istorija pasakoja apie iki skausmo į mane panašų veikėją Gruodį. Netikėta žinia apie tėvo mirtį vaikiną parveja atgal į tėviškę. Tačiau čia jį tiesiog susiurbė susvetimėjęs miestas, atšiaurūs žmonės ir praeitis, nuo kurios jis norėtų bėgti kuo toliau. Negana to, rajono skersgatviuose sutikta nepažįstamoji įrodinėja meilę, kurią sunku patikėti, nes tokie atsiminimai atmintyje paprasčiausiai net neegzistuoja. Istorija klampi kaip pelkė, į kurią pripyliau dar ir kreivos meilės, nejokios įtampos bei grubios realybės. Noriu, kad skaitantys išjaustų šią dramą kaip savo. Todėl labai daug dėmesio skyriau ne tik tekstui, bet ir vaizdui. Detaliai išlipdžiau kiekvieną personažą. Kaip atrodo jo fiziniai parametrai, apranga, emocijos, laikysena. Pradžioje išpiešti avatarai, vėliau lyg kompiuterinėme žaidime pakviesti suvaidinti savo priskirtas scenas. Išvažinėjau miestelius ir kaimus, ieškodamas knygai reikalingų objektų. Tarkim, pasakoju, kaip pagrindinis veikėjas parvyksta namo, į iš padrikų gabalų, nedarančių atraižų sulipdytą penkiabutį. Taip pat tikėk manim, dėl tų kelių sakinių paikščiojau bent 30 tokių namukų ir visus juos kruopščiai dokumentavau. Lygiai taip pat ieškojau tos tokios nutrupėjusiomis geltonomis lentelėmis apkaltos kaimo trobos. Lyg vagis lampinėjau po garažų teritorijas, tų tokių aprūdijusio metalo konstruktų spiečius, tėvukų menkėjus. Dairiausi pramoninių pageltusių plytų kaminų, kurie su laiku pradėjo ko nepersekioti. Visi šie objektai susijungė į vieną masę, sukūrė vientisą alternatyvų pasaulį. Tikiuosi, kad tas nuogas atvirumas, melancholiškai purvina atmosfera ir už paraščių prasidedantis pasaulis įtrauks. Tikiuosi, kad šis kinematografiškas romanas ir tave patį privers abejoti, kas tu toks esi.